Labas rytas, matau, mes įrašinėjom. Sveiki. Šiandieną aš noriu pakalbėti apie naują tokią bangą, kuri, gal jau jį nenauja, jau metai du. Apie tai yra kalbama, bet kad ant tiek jį įsišaknys, aš tikrai nesitikėjau. Tai yra būtent apie kalvinizmą. Kažkaip anksčiau aš nesidomėjau, man buvo neįdomus tas kalvinizmas, jei realiai tai net nežinau, ką jisai skelbė tas Kalvinas ir taip toliau. Bet dabar vis žiūriu, žmonės vis, jau aš buvau padaręs video apie Semčenko, apie kitus piliečius, kurie vis sako, kad jie jau nepraras išgelbėjimo, jie jau įtikėjo viskas, Dievas gali daryti nuodėmes, netgi išgelbėjimo tu neprarasi, vienu žodžiu, tu esi visiškai šitą jau išgelbėtas. Tai vat, šiandieną paplito tas kalvinizmo tas mokymas labai smarkiai, jisai paplito per visas konfesijas, labai daug konfesijų, gal ne per visas, per daug, tai yra tiek ir charizmatai pasigavo, tiek ir baptistų pasigavo, tiek ir kiti, kurie save nežinau, ko jie ten vadino protestantais, kažkokiais dar kažko jie tenais. Viskas eina link tos pusės. Taigi šiandieną noriu pakalbėti apie tai, kaip su tokiu veikėju, jau aš apie jį vieną video dariau, tai yra Tadas Ivaška, kuris vienos grupės komentaruose tiesiog labai aiškiai kalba apie tą kalvinizmą, apie tai, kad jeigu žmogus yra sukurtas, tai yra žmogus prieš pasaulio sukūrimą vienas yra sukurtas tam, kad jisai būtų geras indas, kitas yra blogas indas. Bet esmė yra tai, kad jie sukurti prieš pasaulio sukūrimą. Tai reiškia, žmogus nepadaręs nei gero, nei blogo, jis jau, vienu žodžiu, vienas yra nuteistas, tai yra, taip galima sakyti, ir nuteistas, nes yra paskirtas mirčiai, tai yra, sakysim, blogiem darbam, kitas yra geriem darbam. Tai va tokia jų yra kalvinizmo teorija. Ir noriu parodyti, kaip yra sugriaunama ta visa kalvinizmo teorija vienu klausimu, į kurį jie niekaip negali atsakyti, jie susimaišo patys ir daug įvairių dalykų jie tenais pridaro. Tai yra, pavyzdžiui, jie sako, kad žmogus, kaip ten yra pasakęs Tadas Ivaškas, sako, žmogus yra po nuopolio prarado savo valią. Nors aiškiai sakoma būtent pakartoto įstatymo 26 truputėlį, 30 dar aiškiau yra pasakyta pabaigoje, ten 29-30 eilutė atrodo, 29 aiškiai yra sako, aš šaukiu žemę ir dangų, kad kaip liudytojus, kad aš jums leidau pasirinkti. Tai yra, mes turime pasirinkimo laisvę. Mes turime turėti savo laisvą valią. Bet jie sako, kad ne, mes praradom. Tai reiškia, gėrio ir blogio pažinimo medis buvo pasodintas neaišku kam. Mes tiesiog, nelabai suprantu, mes nuo jo paragavom, bet tuo pačiu mes ir praradom paragavę laisvę rinktis. Vienu žodžiu, o tokia jų teorija. O dabar noriu pereiti tiesiog prie komentarų. Na tai pirmas komentaras, kurį aš norėčiau paskaityti, čia mes matome tokį antrą komentarą, tai yra, kaip ir rašo, galima ir nuo pradžios rašyti, Tadas rašo, visi Adome nusidėjo ir visi verti mirties ir iš visų mirtininkų prieš pasaulio pradžią dalies nuspręsta pasigailėti per Kristaus auką. Aišku, labai sunku apie tai suvokti,
kadangi visi nusidėjo ir visi verti mirties. Iš visų mirtininkų prieš pasaulio pradžią dalies nuspręsta pasigailėti per Kristaus auką. Už ką pasigailėti, dėl ko pasigailėti prieš pasaulio pradžią, kam tada Kristaus auka reikalinga, iškyla klausimas. Nu, žinokit, mano smegenėlis pradeda trukinėti, klausimų daugiau negu reikia iš vieno sakinio. Jie ima tas vietas, romiečiams labai mėgsta, sakysim, vietas imti 8-9 skyrių, nu čia dar 11-5 ir dabartiniu metu yra malonės išrinktas likutis, rašo vienu žodžiu, žinai. Jie netkreipia dėmesio, kad dabartiniu metu, o ne prieš pasaulio sukūrimą išrinktas likutis. Nors taip, jis yra išrinktas likutis, tik tais klausimas, kas tas likutis. Bet aš apie tai dar nekalbėsiu, dabar aš skaitysiu toliau. Aš klausiu pas Tadą Ivašką. Taigi jūs rašot, kad prieš pasaulio sukūrimą Dievas visus išsirinko, vienus išsirinko, kitų ne. Žinai, aš ir čia rašau, tu ne po Adomo aiškink, o apie tuos, kurių neišsirinko amžinam gyvenimui prieš pasaulio sukūrimą. Už ką juos teis? Klausiu. Čia jis man po to atsako, visas pasaulis yra kaltas prieš Dievą, čia romiečiams ima 3, taip toliau, galite patys pasiskaityti, jeigu norit, susistabdykit. Bet toliau jisai man atsako sekančiam komentarė, tai yra, rašo, taip nesakiau, tai yra, sakysim, kad prieš pasaulio sukūrimą. Dievas išsirinko iš visų mirtininkų tuos, kurių pasigailės įrašydamas juos į gyvenimo knygą prieš laikų pradžią. Ne, šagis. Tai laikų pradžia tai ne prieš pasaulio sukūrimą, ar kaip čia suprasti, aš nelabai suprantu. Tai jeigu laikas dar nepaleistas, tai dar nebuvo sukurtas pasaulis, žinai. Tai prieš laikų pradžią, nes pasaulis buvo paleistas pirmu Biblijos žodžiu, pradžioje. Pradžioje, jeigu yra pradžia, yra pabaiga, reiškia, buvo pirmas sukurtas laikas ir paleistas laikas. Taigi, vienu žodžiu, bet jisai, gerai, paliekam, tegu jisai sako, kad jisai nesako to, kad prieš pasaulio sukūrimą, nors nieko aš nesuprantu. Dabar truputėlį persikelsiu į kitą mūsų susirašinėjimą komentaruose ir pasižiūrėkime, ar jisai vis dėlto sako, kad prieš pasaulio sukūrimą yra išrinkti ar ne. Tai yra mes įrašyti. Štai jisai šitas komentaras. Taip, skaitom. Sakau, patikslinkit, tai čia kalbama apie išgelbėtus prieš pasaulio sukūrimą ar? Jis sako, taip, prieš pasaulio sukūrimą, matot, taip. Čia buvo kalbama po posto apie Tozerio, tiesiog Tozerio geras parašymas, bet jie pavadino, kad išvartė taip, kad vienu žodžiu čia yra parašyta apie išrinktus tie, kurie yra prieš pasaulio sukūrimą, Dievas išsirinko ir taip toliau. Tai vis dėlto jisai sako taip, jisai sako, kad ne vienam, kitam sako, kad taip. Tai vienu žodžiu apsispręsti jisai negali, jie negali to padaryti. Tai tokie dalykai pas juos. Na ką, skaitom toliau komentarus. Taip, Tadas Ivaška rašo, o dėl ko prieš pasaulio pradžią buvo numatytas Kristus mirti ant kryžiaus, iš anksto numatytas prisikėlimas? To nieks nebejoja. Šiaip savo tipo, o gal prireiks kokiam reikalui, ar dėl žmogui duotos laisvos valios pasiekmės nusidėjimo, begalės nusikaltimų, kuriuos padarys žmogus, kad Kristus išgelbėtų dalį tų amžinai mirčiai dėl laisvos valios pasiekmės, klaustukas. Tipo, laisvos valios nėra. Apaštalų darbų 23. Jį išankstiniu Dievo sprendimu bei nutarimu atiduota jūsų piktadarių rankomis nužudė, prikaldami prie kryžiaus. Laisva valia atveda žmogų prie amžinų nusikaltimų ir amžinos bausmės. Dievo įstatymo vykdymas žmogui suteikia tikrą laisvę. Aš nieko čia nesuprantu, jeigu tai reiškia laisvos valios nėra, bet Dievo įstatymo vykdymas žmogui, tai reiškia mes po įstatymu, taigi mes ne po įstatymu. Stogas važiuoja, tai čia kas jau adventizmas prasideda, kas čia yra? Aš rašau, sakau, nieko nesupratau.
Ir nemuilink ir atsakyk į klausimą pagaliau, arba sakyk, nežinau ir viską, žinai. Kristus atveria protą suprasti, jo prašyk. Vat kai nežino žmogus, neturi prieškimo, jisai vat rašo tokius komentarus. Dabar vėl jisai rašom. Tai man pasakyk tu, kokiam reikalui tėvas paskiria sūnų Kristų mirti ant kryžiaus ir prikelti tuomet, kai nieko nėra sutverta, nėra ne tik žmonių ir materijos, nei laiko. Nėra net angelų, yra tik tobula trybė ir bendravimas jo vidarėje ir jau viskas nutarta ir nuspręsta. Toliau rašo, ką reikia gelbėti ir nuo ko prieš pasaulio sukūrimą, kai nieko nebuvo, tik trybė. Nelabai šios suprantu šitoje vietoje. Apaštalų darbų 2.23 iš ankstinių Dievo sprendimų bei numatytų atiduota jūs piktadarių rankomis nužudėte prikeldami prie kryžiaus. Kodėl prireikė gyvenimo knygos su vardiniais sąrašais prieš pasaulio pradžią? Tai vat, jie pasako, kad yra vardiniai sąrašai, nors tų sąrašų niekas nematė. Tai reiškia, kažkas įrašytas, o kažkas neįrašytas. Apaštalų darbų 17.8. Žemės gyventojai, kurių vardai nėra įrašyti gyvenimo knygoje nuo pasaulio sutvėrimo, stebėsi žiūrėdami žvėrį, kad jis buvo ir jo nebėra, jis ir vėl pasirodys. Čia matome, kad knygoje neįrašyti žmonės, kurie pasieks žvėrį. O tai, kurgi dingo jų laisva valia, nesekti žvėries, o gyventi savo valia. Matot, reiškia, mes valios neturim, jie yra sukurti prieš pasaulio sukūrimą ir būtent dėl to jie seka žvėrim, o kiti Dievas juos išsirinko ir seka paskui Dievą. Tokie vat yra įdomus dalykai. Tai ką, dar galime paskaityti komentarus. Taip, žiūrim, ką čia, aš truputėlį atsirinkau, bet aš nežinau, ar visus skaityti, tiesiog kas norės galės susistabdyti. Taip. Žydams 10.26 nieko nekalba apie amžino gyvenimo praradimą, pasirodo. Suprantate, mes negalim prarasti amžino gyvenimo, nors Biblija, aišku, sako visai kitaip yra. Sakoma, jeigu žmogus įžeis šventąją dvasią, jam jau nėra atgailos. Tai reiškia, aiškiai pasakyta, kad sąmoningai tikintis, jeigu jisai atsisako būtent Kristaus, jisai daugiau neturi atgailos. Tai vat vėlgi mes matom, kad tai yra vėlgi nesąmonė, kas yra parašyta. Tada, jeigu mes neprarandam jokio išgelbėjimo, tada Dievo baimė, ką mums reikalinga, tam, kad, sakysim, gauti kažkokius, tai, sakysim, ten daugiau iš Dievo ar mažiau iš Dievo, neprarasi išgelbėjimo, bet ten kažką gausi, kažko negausi, vienu žodžiu. Tai vat, Žydams 10.26 nieko nekalba apie gyvenimo praradimą, bet apie Dievo bausmę atkritusiems, bausmę ne tik žemėje, bet ir bausmę danguje, atlygio šventiesiems praradimą. Tai reiškia, mes prarasim, išgelbėjimo neprarasim, bet atlygį prarasim šventieji. O tie, kas tie atkritusieji, taip ir nesupratau. Tai apie kuriuos čia atkritusios jisai kalba, jeigu mes jau iš anksto numatyti, kiti nenumatyti. Tai kurie čia... Tai kur čia atkritimas, tada atkritimo negali būti. Biblija aiškiai sako, amžino gyvenimo prarasti neįmanoma. Tai jeigu neįmanoma, tai kaip tu gali atkristi? Nuo ko tu tada gali atkristi, aš nesuprantu. Vienu žodžiu, patys susimaišėm. Stogas važiuoja, klausimų daug, atsakymų nėra. Žydams 6.4.6 kalba apie atkritimą, bet ne apie amžino gyvenimo praradimą. Kontekstas kalba apie žydus, kurie nuo Kristaus nusigręžė dėl persekiojimų, baimės ir grįžo prie gyvulių aukos sistemos judaizmo. Tai jeigu tu išrinktas ir negali prarasti, tai kaip tu gali nusigręžti? Nieko nesuprantu. Ar žydai, ne žydai, koks skirtumas, vienu žodžiu. Biblija aiškiai nurodo, kad amžinas gyvenimas neprarandamas, o nuodėmėje pasilikęs, atkritęs žmogus griežtai baudžiamas Dievo. Kaip galima, nuo ko atkrito, kas kur atkrito, tai jeigu jis nepraranda, tai nuo ko jis atkrito, tai nesuprantu nieko.
Dievas, kuris gali labai skaudžiai bausti ir net atimti žmogaus gyvybę, bet amžino gyvenimo jis netima. Jis gali atkristi, bet amžino gyvenimo netima. Nesuprantu, amžino gyvenimo praradimas tai labiausiai charizmatų erezija ir klaidingas mokymas. Tai vienu žodžiu, jeigu aš tada tikrai, sakysime, esu eretikas, visiškas klaidingą mokymą nešu ir taip toliau. Toliau rašom. Žydam 10. Atkritusiai yra tie, kurie nelanko bažnyčios. Hebrajams 10.25. Neapleiskite savų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus, juo labiau, juo aiškiau regime besertinančią dieną. Ar lankai bažnyčią? Pagal tave nelankantis bažnyčios keliaus į pragarą? Žinai, vienu žodžiu, žinai. Tai aš klausiu pasi, tai tipo už tai, kad tu lankai kažkokį susirinkimą, tai tu esi pas Dievą, o toks kaip aš nelankau, tai į pragarą, ar teisingai supratau? Atsako, supratai neteisingai, Hebrajams 6 ir 10 skyriai kalba apie atkritusius žmonės, jie paliko bažnyčią ir nesilanko joje. Tu sakai, kad šios dvi vietos kalba apie pragaro bausmę atkritusiems žmogui, nors ten nėra to parašyta. Aš sakau, remdamasis aiškiomis rašto vietomis, išgelbėjimas neprarandamas, bet nuodėmėje pasilikęs žmogus bus Dievo griežtai nubaustas. Net gali būti atimta jo gyvybė, bet amžino gyvenimo nepraras. Dievas ne žmogus, kad persigalvotų tipo šiandien daviau dovaną, o ryt atimsi, žinai. Tai nesilankau, tai aš klausiu pas jį. Tai nesilankau, tai aš atkritęs ir niekad neturėjau Dievo dvasios, ane? Atsakymas. Jei nelankai, vadinasi, esi atkritęs. Vat. Pagal tavo tikėjimą tu praradai amžiną gyvenimą. Čia pagal mano. Pagal Tado Ivaškos, mano biblinį supratimą, būsi griežtai nubaustas ir negausi viso atlygio, ar išvis liksi be atlygio danguje, bet išgelbėjimo neprarasi, o čia negausi viso palaiminimo žemėje. Va taip vat. Tada iškyla klausimas, o kam man tas atlygis reikalingas ir aš nelabai supratau, kur yra bausmė. Kada nueisim pas Dievą, būsiu nubaustas. Kur jie ištraukė, kad Dievas danguje baudžia, nieko nesuprantu. Žmonės mylėja, man stogas važiuoja. Nesuprantu, žinokit. Dar kartą skaitom jo komentarą. Jei kartą pagal šventą dvasią jos neprarasi, tai ne raktai skylėtojo kelnių kišenėje. Šventa dvasia yra garantas vietos danguje, kurio joks žmogus nepajėgus prarasti. Tai vienu žodžiu, kažkam davė šventąją dvasią, kažkam nedavė šventosios dvasios. Vienu žodžiu, numirė už visus Dievas, bet bus išgelbėti ne visi. Vienam davė šventąją dvasią, kitam nedavė šventosios dvasios ir tu jau tam, kuriam davė, jau jisai nepajėgus prarasti, vienu žodžiu. Na, tada Semčenko Eugenijus yra teisus, nes, viskas jisai yra įtikėjusi, nepraras, numirė už praeities, dabarties ir būsimas nuodėmės, kaip sako Tadas Daujotas, Martin Daukantas taip pat sako Lietuvoje, va tokie va veikėjai. Vienu žodžiu, daryk, įtikėjai, tai dabar gali daryti, ką nori. Kaip pasakė Vomokas, sako, net ir savižudis, jeigu jisai yra tikintis ir nusižudys, tai jisai nepraras išgelbėjimo. Vienu žodžiu, jokių problemų nesidaro. Kam čia kankinti šito žemėje? Harakiri, tave nubaus, bet tu išgelbėjimą rasi amžinybei. Su visom nuodėmėm, su viskuo, ką tu ten pridaręs, jokio skirtumo. Net katalikybė yra skaistykla, ten nuskaistina tam, kad tu įeitum. Čia skaistyklos net nėra. Su visom nuodėmėm, žinai, prisidirbai. Gerai bus. Atimiau tą, dabar tu jau šventas, žinai. Vienu žodžiu, trūksta žodžių. Paskaitom dar vieną komentarą.
Jei kartą gavai šventą dvasią, jos neprarasi. Čia šitą jau skaičiau taip. Neišgelbėtas žmogus, pasak Biblijos, yra nuodėmės, šėtono ir savo kūniškumo vergas. Jis yra piktojo nuosavybė ir daro tik tai, kas yra bloga. Reiškia, žmonės, kurie gyvena pasaulyje, jie nieko negali padaryti gero. Daryti gerą pagal Dievo standartus jis nepajėgia ir tuo jo valia nėra laisva. Reiškia, jisai, žmogus, kuris yra neįtikėjęs, jis neturi savo laisvos valios. Čia dar viena labai įdomi jų erezija. Rašo, visi pasiklydo ir tapo netikusiais, Romiečiams 3:12, kas darytų gerą, nėra nei vieno. Išgelbėtas žmogus yra Dievo nuosavybė, yra teisumo vergas, o jo valia apribota tuo, kad jis negali pasilikti nuodėmėje. Jis išgelbėtas, kadangi mes jau žinom, tai išgelbėtas prieš pasaulio sukūrimą. Ir jis, po to jie ten rašo, kad visi nusidėjom, po to vėl visi nusidėjo, bet po to jis juos išgelbėjo, nes buvo sukūręs prieš pasaulio sukūrimą, o išgelbėjo už ką, neaišku už ką. Ir jis jau tada neturėjo laisvos valios, bet kadangi Dievas jį patraukė, tada jis dabar jau vėl atgavo laisvą valią, taip įsijungė viskas. Smegenys trukinėja. Romiečiams 6:16. Taigi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kuriam paklūstate. Ir ar tai būtų nuodėmė vedant į mirtį, ar paklusnumas vedantis į teisumą. Į nuodėmę atkritęs žmogus yra baudžiamas ir Dievas gali atimti jo gyvybę ir atlyginimą danguje, bet paties išgelbėjimo jis nepraranda. Dar kartą jie sako, kad nepraranda, jisai gali kristi į nuodėmę, ir po to su tom nuodėmėm visi pas Dievą, jokių problemų nesidaro. Paulius mini išgelbėtą žmogų, kuris gyvena tokioje nuodėmėje, kad net pagonys taip nedaro. Tenka girdėti apie ištvirkavimą tarp jūsų ir net apie tokį ištvirkavimą, kokį nesigirdi net pas pagonis. Būtent kažkas gyvena su savo tėvo žmona. Paulius įsako tokį atiduoti šėtonui, kad jo kūnas būtų sunaikintas. 1 Korintiečiams 5:5 atiduokite tokį šėtonui, kad sužlugdytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta Jėzaus dieną. Aiškiai pasakyti, išgelbėto į nuodėmę atpuolusio žmogaus dvasia lieka išgelbėta, išgelbėjimo jis nepraranda. Viskas atrodo, viskas teisinga. Tadas Ivaška teisus. Darykim nuodėmės, vis tiek išgelbėjimo neprarasime. Ir atrodo, kad Biblija kalba apie tai ir atrodo, viskas tvarkoja, bet mes turime skaityti pilną raštą apie tai, kas yra parašyta. Netgi kada yra Romiečiams, kada mes skaitome tiek ir pilną laišką, mes matome, kad jisai numirė už visus, nori, kad išsigelbėtų visi ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai reiškia, mes turime laisvą valią pasirinkti ir tai yra pasakyta tiek ir Senajame testamente. Tai kaip mes po Kristaus aukos vėl praradom laisvą valią, nelabai suprantu. Nedašylama. Čia dar toliau yra parašyta komentaras, nemačiau. Taigi Biblija aiškiai vardina žmogaus valios ribas. Vieni yra šėtono vergai ir yra apriboti valioje, tai reiškia tie, kurie yra neišrinkti prieš pasaulio sukūrimą, jie yra apriboti ir yra šėtono vergai. Jie buvo sukurti tapti šėtono vergais. Kiti yra Dievo vergai, jie sukūrė Dievo vergai ir šeimininkas viešpats apribojo jo valią ir nukerta sudžiūvusias šakas ir sunaikina žmogaus kūno gyvybę arba siunčia ligas, nelaimės, skausmus ir kančias į tokio maištininko gyvenimą, kad pažaboti jo norą laisvai gyventi. Nežinau, pakol kas nieks nieko nesiunčia man. Kuo toliau, tuo geriau ir laimingiau gyvenam ir viskas yra tvarkoj. Žodžiu, net komentuoti man, nežinau, smegenėliais trukinėja realiai. Kaip galima tokį briedą sugalvoti, aš neįsivaizduoju.
Dar skaitom, išgelbėtam žmogui liepta nukryžiuoti save pasauliui, nuodėmiai, atsisakyti savęs, savo valios ir norų. Kam to reikia? Jeigu tu ir taip išgelbėtas. Kristus sako, palik tėvą ir motiną viską ir sek paskui mane ir paliko maldos pavyzdį, jei įmanoma, te praeina šitą taurė pro mane, bet tebūnie tavo valia, bet ne mano. Tai kam tada Kristus sako šitų žodžius? Kristus, aš suprantu, čionais yra, sakysim, jis numatytas. Jonas Kristuje sako, jam Kristui skirta didėti, o man mažėti. Paulius sako, nebe aš gyvenu, ne mano norai ir valia, bet Kristus manie gyvena, jo valia, jo norai. Tai ir aš visko atsisakiau ir viską laikau ašlomis vardant Kristaus pažinimo didybės Paulius. Tai jeigu jis atsisakė Paulius, tai jisai turi savo valią tada. Tai kaip jis galėjo be savo valios atsisakyti ir priimti viešpaties valią? Realiai, aš nesuprantu. Liepta atsisakyti savo valios. Sakau, liepta atsisakyti savo valios. Tai vis dėlto jis turi savo valią atsisakyti ar ne? O Paulius visko atsisakė ne iš savo valios, savo valia, ar čia jau Dievas savo valia privertė Paulių atsisakyti savo valios. Dievas privertė Paulių atsisakyti savo valios jėga. Matėt, jisai neturėjo savo valią. Nuvertė jį nuo žirgo jojant į Damaską, persekioti krikščionis ir apakino jį prieš jo valią. Ir jis sakė jam ką daryti. Paulius nepasirinko Kristaus, Paulius nepasirinko Kristaus, Kristus pasirinko Paulių. Apaštalų darbų 9:5-6 tarė, kas tu esi viešpatie? Viešpats atsakė, aš esu Jėzus, kurį tu persekioji, sunku tau spiriotis prieš aksint. Kelkis eik į miestą ir tau bus pasakyta, ką turi daryti. Taip yra su kiekvienu žmogumi. Ne žmogus renkasi, o Dievas pašaukia tuos, kurie tam skirti. Tai vat, atrodytų vėl viskas tvarkoj. Bet mes žinom, kad Paulius sako vieną dalyką, sako, manęs pasigailėjimo dėl nežinojimo. Dėl nežinojimo pasigailėjo. Ne išsirinko prieš pasaulio pasukrimą, bet pasigailėjo dėl to, kad Paulius nežinojo. Jisai gyveno visą gyvenimą būtent prie Gamalėlio kojų ir jis nežinojo, jis netikėjo, nes jam buvo įkalta tikėti būtent Gamalėlio pasakojimais apie įstatymą ir reikia laikytis įstatymą. Ir jisai galėjo pasakyti, aš neisiu su tavim. Kas jam trukdė? Niekas jam netrukdė. Bet jis pasakė viešpatie, kas tu esi, ir jisai įsigando taip toliau ir dar kažkur jisai nuėjo. Bet tikrai, kiekvienas iš mūsų turim laisvą valią. Kodėl aš po to pasakysiu? Taigi, klausiu pas Tadą Ivašką, beje, kaip ten su tom nuodėmėm, kurios atleistos? Praeities, dabarties ir tas, kurias ateityje atleistos ar tik praeities. Nuodėmės atleistos išgelbėtam žmogui. Dievas neklausė Pauliaus sutikimo ir Pauliui nebuvo suteikta galimybė pasirinkti, persekiojo krikščionis toliau arba ateik, jei nori tarnauti pas mane, bet jei nenori, daryk kaip nori. Toliau, tai išgelbėtiems visos, klausiu vėl, tai išgelbėtiems visos atleistos ne tik praeities, bet ir dabarties būsimos, kurias padarysime, jeigu padarysime, ane? Čia jisai mane sako, aš klausiau, kodėl Paulius, Tadas, o ne Tadas ar Alfa, žinai. Taip, kalbant apie išgelbėjimo praradimą, raštas nurodo daug sudėtingesnė realybė, nei žiūrint iš pirmo karto. Kristaus bažnyčioje yra daug religingų žmonių, kurie nėra atgimę, jie gali būti aktyvūs tarnavime, bet jie eina į pražūtį ir ten pateks, sako raštas. Matvokčiomis įsibrojo žmonių, kuriems nuo seno surašytas toks pasmerkimas. Jie bedieviai, taip toliau, atrodo viskas teisingai, atrodo pagal jį. Tai sakyta, jie bedieviai, jiems nuo seno, nuo laikų pradžios paskirta
matyčiau pragaras. Tikriausiai apie juos Kristus sakė raugės, kurios bus atskirtos nuo kviečių ir įmestos į ugnį. Jiems bus pasakyta, nepažįstu jūsų, eikit šalin nuo manęs. Laiškas romiečiams nurodo, kad jie nepriklauso Kristui, nes nėra gavę jo dvasios. Nu, va dar kartą mes matom, kad negavę. Tai reiškia, vieni gauna, kiti negauna. Kodėl? Neaišku kodėl. Taigi, neatsakei į klausimą, sakau, žinai. Kaip jis gali būti susijęs su tema? Sakau, aišku, nežinai. Vienu žodžiu, jie negali atsakyti kai kurios klausimus ir į daugelį klausimų negali atsakyti. Taigi. Toliau jis rašo, atgaila yra Dievo dovana. Jei žmogui nedavė dovanos, jis aklas, kurčias ir miręs džiaugiasi savo teisumu, bei džiaugiasi jam skirtų pragaro jau dabar. Nu, tai reiškia, vienu žodžiu, Kristus mirė už visus, nori, kad įtikėtų visi pasakyta vienu žodžiu, bet dovanos jiems nedavė vienu žodžiu atgailos. Nu, ir... Vienu žodžiu, supraskit, kaip norit. Jisai pagal juos, ką Kristus tyčiojasi iš mūsų. Jūs įtikėkit, bet aš jums dovanos neduosiu, žinai, žodžiu, atgailos. Paulius sako, kad, nu, jis nori, kad visi atgailautų ir kad visi priimtų vienu žodžiu. Ne, pasirodo, ne. Numirė už visus, o toliau vienu žodžiu jau jūs valios vieni turi, kiti neturi valią, vienu žodžiu, žinai, kitiem davė dovaną atgailos, kitiem nedavė atgailos ir tikėjimo dovanos nedavė, kitiem davė dovaną. Už ką davė, neaišku už ką, nu, todėl, kad davė, o kitiem nedavė, viskas. Jisai suverenas, jisai daro, ką nori. Galbūt jisai, ne tik galbūt, jisai tikrai yra suverenas, bet jis yra teisingas, jis yra tiesa. Jis yra tiesa ir jisai neišskiria žmonių, aiškiai pasakyta Biblijoje, neišskiriu nei vieno. Nešališkas. Tadas Ivaška vėl komentuoja, mokymas priėmiau Jėzų į širdį laisva valia yra melagingas mokymas, nes prieštarauja Kristaus teiginiui, niekas negali ateiti pas mane. Kuo turi tikėti? Kristumi ar Alfa, kuris atmeta Kristų sakydamas, aš pats atėjau pas Dievą savo valia. Wow! Reiškia, aš jau atmetu Kristų, žinai, net atmesdamas. Tai dabar pagal juos kaip išeina, aš esu atkritęs, net atmesdamas Kristų, supranti, aš esu atkritęs ir neprarasiu išgelbėjimo. Žinokit, aš nieko nesuprantu. Čia yra kažkoks... Nu, žodžiu, galima toliau skaityti, aš pastabdysiu šituos komentarus ir galite skaityti. Sustabdykit, skaitykit ir nu, va, toliau dar galiu, bet žinokit, tai yra, matau, kad laiko yra daug, jau praėjo, tikrai, sakysim, daugiau kaip pusę valandos, nu, mat vėl stabdykit, paskaitykit, žinai, nieko, jokių slėpimų nėra, vienu žodžiu, nu, dar vat apie, kaip jie tozerį išvartį galima paskaityti. Tozeris parašė, mes ieškome Dievo, nes jis įdėjo į mūsų širdis norą ieškoti jo. Taip, visiems mums įdėjo tą norą ieškoti jo, visi mes norime, trokštame tiesos. Nėra nei vieno pasaulyje žmogaus, kuris norėtų, kad jam meluotų. Visi nori girdėti tiesą. Net ir patys didžiausi melagiai, visi nori girdėti, kada jiems kalbama tiesą. Ką kalba Ivaška? Jisai patikslina Tozerio žodžius, mes ieškome Dievo. Čia kalbama tik apie tuos, kuriuos Dievas išgelbėjo ir davė amžino gyvenimo dovaną. Tai reiškia tik apie tuos. Apie tuos, kur nedavė, apie tuos nekalba. Dar kartą pabrėžė, kad vienus tipo išsirinko prieš pasaulio sukūrimą, kitus vienu žodžiu prieš pasaulio sukūrimą dėja ne. Vat jiems davė, o kitiems nedavė. O jūs jau yra paskirti mirčiai. Toliau rašo, neišgelbėtas žmogus Dievo neieško, kaip neieško prokuroro nusikaltėlis.
Nėra išmanančio, nėra kas ieškotų, Dievo ieškotų, visi pasiklybo, tapo netikusiais. Tai visi, tai pasirodo vieniems davė, kitiems nedavė. Vienu žodžiu, trūksta žodžių. Nu va, vėl. Bet sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo dvasios, nes jam tai kvailystė ir negali suprasti. Tai ir klausimas iškyla, tai žmogus ateina jau dvasinis ar sielinis pas Dievą. Dvasioje augama ar jau įtikėjai ir dvasinis, gyventi pagal kūną ar dvasioje yra pasirinkimas ar ne. Atsako, žmogaus dvasia mirė per Adomo nuopolį ir žmogus bei visi palikuonys, visa žmonija tapo sielinė. Taip pat ir krikščionys iki išgelbėjimo buvo sieliniai. Mirė nusikaltimais, nuodėmėmis. Tai jau vieni jau iš karto buvo tie išrinktieji krikščionys, o kiti, kurie neišrinkti, buvo nekrikščionys jau, vienu žodžiu. Dievas duodamas naują prigimtį, žmogų atstato į buvusią, iki nuopolio padėtį ir veda į augimą pagal Kristaus atvaizdą. Tai reiškia, jisai sugrąžina mus prieš Adomą, ne, į tą buvusią padėtį. Reiškia, mes tada vėl gėrio ir blogio pažinimo medis kaip ir patraukiama šone, mes ir vėl nežinom, kas yra gėris ir blogis, nes į buvusią parašyta, buvusią iki nuopolio padėtį. Tai reiškia, mes po nuopolio pradėjom suprasti, kas yra gėris ir blogis, o dabar vėl sugrąžino į buvusią, tai reiškia, mes jau dabar vėl nesuprantam, kas yra gėris ir blogis, bet vis dėlto augam į Kristaus atvaizdą. Kažkoks košmaras. Realiai košmaras. Vilija Mitkuvienė sako, kiekvienas, kuris šaukėsi Jėzaus vardo, yra išgelbėtas. Jėzus už visų nuodėmės mirė ir visos žmonijos tik ne visi priima, žinai. Bėda, kad niekas nesišaukė pats iš savęs, nei giminės, nei draugai, jiems Kristus yra kvailystė ir pasakos. Negali senasis žmogus šauktis Dievo išgelbėjimo. Jis jaučiasi teisus ir geras, nieko nenužudė, neapvogė, o smulkės nuodėmėlės daro visi. Kai Dievas atnaujina prigimtį, duoda naują širdį, tuomet žmogus suvokia esą nuodėmingas ir pražuvęs ir ima šauktis Dievo. Tai čia apie visus, arba, kaip mes suprantam, tai ne apie visus, čia tik tais apie tuos, kuriems buvo duota, kitiems neduota. Tai kitaip nesuprasti, žinai. Ir iš kitos pusės, dar net gimęs žmogus gauna iš Dievo naują širdį. Ir tik tada atgailauja, realiai, klausimas buvo jam tavo, viskas gerai. Dar negavo naujos širdies, jis jau atgailauja. Aš jau pats sau susimaišiau, man jau stogas važiuoja nuo viso to. Netoliau rašo, atgaila yra Dievo dovana, pats žmogus nepajėgė savęs pripažinti nusikaltėliu. Pabandyk netikinčiam pasakyti, kad jis turi atgailauja, pamatysi, kas bus, žinai. Tai tie Dievo žodžiai, kad aš atėjau kviesti nusidėjėlių, yra nubraukti. Tai jis reiškia atėjo šaukti jau tų, kurie yra, gavo dovanas atgailos. Tai reikia tada Evangeliją skelbti gerai taip. Labą dieną, ar tu turi atgailos dovaną ar ne, vienu žodžiu. Tu neišrinktas, viso gero. O tu turi, turiu, noriu atgailau. Tai gerai, tai tada atgailau. Tai tada tokia, ta geroji, ieškoti tų, kurie, sakysim, žinai, Dievas jau paskyrė, kaip sako MacArthuras, sako, jis jau
Dievas atpirko žmonės Dievui, atsiprašau, cituoju, nes labai yra sunku. Dievas atpirko žmonės Kristui, kad jo auka juos atpirktų. Kažkaip, vienu žodžiu, net sunku sugalvoti, atsakyti, galbūt net įdėsiu ten tuos Makarturo žodžius. Vienu žodžiu, jau Dievas atpirko, paruošė Kristui ir Kristaus auka juos dar kartą atpirko. Vienu žodžiu, supraskit, kaip norit, aš pats nieko nesupratau, žinau. Kažkoks košmaras. Vienu žodžiu, galite pasiskaityti, kas netingit. Čia yra kažkoks baisus dalykas, vienu žodžiu. Tiesiog išsisaugojau visus tuos komentarus, toliau, nežinau, labai ilgas. Ir, bet tokius kertinius pasižymėjau, sakysim. Tadas Ivaška teigia, Dievo žodis yra įrodymas, kad jis išsirinko vardais ir įrašė į gyvenimo knygą pradžioje. Daryti blogą visi laisvi, pasirinkti Dievą patys nesugebam, tam reikalinga Dievo malonė. Aš žinau, kad Dievo malonė reikalinga tikėjimui, bet Dievo malonė įtikėjimui tai yra būtent Kristaus auka. Tai yra pati didžiausia malonė ir jis ją įvykdė ir sugriovė visas skiriančias mūsų sienas tam, kad mes visi iki vieno galėtumėm ateiti pas Kristų. Ir tas, kas įtikės, tas bus išgelbėtas. Taškas. Ir sakysim, tie, kurie eis iki galo, bus išgelbėti. Tai yra taškas. Na tai tai vis dėlto klausimas. Tai yra greičiau atsakymas į tą klausimą. Tai kas vis dėlto yra įrašyti į gyvenimo knygą? Nes pagal juos įrašyti kažkas, už ką, kodėl, neaišku, kodėl, todėl, kad Dievas suverenas ir viskas. Tai tada iškyla vienas vienintelis klausimas. Už ką Dievas teis žmonės, kurių jis neišsirinko išgelbėjimui, o išsirinko juos pražūčiai? Už ką jis juos teis? Vat į šitą klausimą jie atsakyti niekaip negali. Čia kažkoks yra trypčiojimas, susimaišymas. Prasideda laisva valia jau tada atsiranda, kurios nėra. Vienu žodžiu, supraskit, kaip norit. Supraskit, kaip norit. Už ką teis? Kaip galima teisti tą, kuris jau yra pasmerktas iš anksto? Kaip? Už ką? Už tai, kad jisai daro nuodėmes, rašo. Jis ir skirtas. Tai jeigu Dievas jį paskyrė daryti nuodėmes, tai jis ir daro nuodėmes, tai tada reikia teisti Dievą. Nes jis šį tokį padarė, tai už ką įteisti. Tai čia kas spektaklis pas mus, ar mes robotai kažkokie, kur, ranką į lėlę įkišai, vienu žodžiu, ir lėlė daro, vienu žodžiu, ir dabar už tą lėlę reikia mušti, už tai, kad jį daro negerai. O aš cats geras Dievas, aš viskas tvarkoju. O kiti, kitoj rankoje, vienu žodžiu, žinai, jau yra kitokia lėlė ir ji jau yra gera, o kitoj bloga. Todėl, kad viena pas mane lievąją, kaip sako rusai, kairė ranka, todėl jį gaus per snapą, o dešinė yra cats rankutė, nes aš taip nutariau. Nes aš suverenas. Košmaras. Kažkas nori tokio Dievo? Už ką teis? Tai kad nėra už ką teis tada. Jis dar prieš pasaulio sukūrimą, dar žmogus net, ne tik, kad negimęs, dar net nebuvo net ir pasodintas medis gėrio ir blogio pažinimu. Iš vis nieko nebuvo. Tiesiog paėmė vienus paskirstė, o dabar spektaklį mums rodo. Kaip yra iš tikrųjų? O iš tikrųjų Dievas
išsirinko prieš pasaulio sukūrimą. Taip, jis išsirinko prieš pasaulio sukūrimą. Su šituo fraze aš sutinku. Bet klausimas, ką išsirinko? Niekas neužsiduoda, ką išsirinko. Kodėl nepaklausia pas Dievą, pas gyvą autorių, kuris yra būtent pas mus. Yra duota mums tiesos dvasia, pas kurią galime klausti, viską mums priimins ir viską išmokins. Niekas neklausia. O Dievas išsirinko tuos, kurie įtikės savo laisvą valią, įtikės viešpatį Jėzų Kristų, tai yra atsakys į jo šaukimą. Ateikit, atgailaukit. Atgailaukit. Tai tie, kurie atsakys, atgailaus, įtikės Kristų ir tą nešamą gerą žinią, kad mes galime turėti amžiną gyvenimą, kurie paklus Kristui, kaip ir Kristus pakluso tėvui, tai yra paklus tiesai ir gyvens tiesoje iki galo, iki pabaigos, iki mūsų kūniškos mirties galo, tie bus išgelbėti. Kitais žodžiais tai yra kategorija žmonių, kurie laisva valia pasirinks gyventi su Kristumi iki galo. Va tada, kada yra laisva valia pasirinkimas, priimti Kristų, nepriimti Kristų, kada gyvename jau įtikėję, kada mums sako, turėkite Dievo baimę, būkite Dievo baimingi. Kodėl baimingi? Tam, kad nenukryptumėm į šalį, nes jeigu nukrypsime, mes galime prarasti tą išgelbėjimą. Tai aiškiai sako Biblija. Mums reikia išsilaikyti iki galo. Tai vat, tokie reikalai. Kategorija. Elementari, paprasčiausia kategorija žmonių, kurie paklus ar nepaklus Kristui ir eis iki galo. Viskas. O ne tai, ką jie sako. Tokiu atveju mes turime, tada ir bus teismas teisingas. Tada teis už ką? Už tai, kad tu pasirinkai ar nepasirinkai, ėjai iki galo, ar tu neėjai iki galo su Kristumi. Tada ir bus teisingas teismas. O ne taip, kaip jie sako, žodžiu, kad vienus išsirinko, kitus ne, spektaklis, lėlės, robotai, aš nežinau, kaip juos įvardinti, žinai, vienus pražūčiai jau jie yra nuteisti dar prieš sukūrimą ir dar po to juos teis. Vienu žodžiu, aš jau kartojuosi. Taigi, manau, tiek ir patys žmonės saugokitės, bėkit nuo tokių veikėjų kaip Tadas Ivaška, Martin Daukantas, tenais jų yra Vomako pasekėjai, kaip jį ten ta bažnyčia, aš nežinau, kaip jį vadinasi, po to Tadas Daujotas irgi būtent tokį mokymą iš užsieniečių Andrew Vomakas, Semčenko Eugenijus, kurie visi yra išgelbėti, šventi. Nesuprantu, žodžiu, iš tokių dalykų ir žmonės, mėly, nepasiduokite apgaulingiems veikėjams, neleiskit, kad jie būtent jūs apgaudinėtų. Mylėkite viešpatį, gyvenkite tiesoje, nepasiduokite, praeikite išbandymus, nes dabar atsakau vėl išbandymus praeikite. Kam tada išbandymus praeidinėti, vienu žodžiu, žinai, jeigu ir taip aišku, kad tu būsi išgelbėtas pagal juos. Nu, tai tam, kad, nežinau, tiesiog pakomentuokit jūs, galbūt kažkas daugiau žino apie tą kalvinizmą, apie šitus veikėjus ir mano reikalas tik tais perspėti jūs. Nepasiduokit melagingiems veikėjams. Matot netgi pagal komentarus, kad jie visiškai susipainiojo, visiškai aukštyn kojom apvertė raštą. Aš dar norėčiau kai ką paskaityti, bet nežinau kurioje vietoje.
Bet manau, jūs patys ko puikiausiai žinai. Nu, vat, kaip jie bando atsakyti į tą klausimą, kurį aš uždaviau, sakysim, tai už ką ateis žmonės, kurių vardai neįrašyti gyvenimo knygą prieš pasaulio sukūrimą. Jūsgi išrinkti, išgelbėti dar prieš pasaulio sukūrimą turi žinoti atsakymą, bet dėja nežinot. Vat ir visa jūsų teorija žlugo, klausimų daugiau neturi. Jau sakiau, teisę už nuodėmes, į kurių vergystę žmogus paklius dėl laisvos valios. Nu, vat, matot. Tai neturi laisvos valios, tai laisva valia vėl yra. Laisva valia atveda žmogų į prakeikimą. Ir jei po 40 metų, ačiū manis čia jau aišku, prideda daugiau negu 20 metų mano tikėjimo, ačiū Tadai, ačiū. Toliau beletristika. Tai klausiu, tai kokias nuodėmes padarė žmogus, kuris sukurtas prieš pasaulio sukūrimą? Beje, drįstu priminti ponui, kad jis sakė, žmogus po Adomo nuopuolio prarado savo laisvą valią rinktis. Na va, prasideda, kai atsakymo nėra, Milė susipainiojo tada tradiciškai, kaip visi melagiai, reikia, kad juos kaltinu. Dar pasakyk, kad rastą iš savo akies išsiimčiau. Nu ja, čia tradiciškai. Cituoju Tadą Ivašką. Savai žodžiais, čia cituoju iš komentaro, savai žodžiais persakant, dar žmogui nepadarius nei blogo, nei gero, yra Dievo nutarimas dėl išgelbėjimo konkrečių žmonių, kad įvyktų šaukiančiojo valia, o ne dėl žmogaus darbų. Tai už ką jūsų dievukas teis žmonės, kurie nepadarė nei blogo, nei gero? Tuo metu net pasaulio nebuvo. Ką jau kalbėti apie gėrio ir blogio pažinimo medį ir net valios savo nebuvo. Atsakyk, už ką? Tuo labiau, tu, kuris jau įrašytas pagal išankstinį Dievo nutarimą ir negalintis prarasti Dievo dvasios, turėtum turėti apreiškimą, žinai. Toliau viskas. Atsakymų nėra ir dingo būtent Tadas Ivaška. Jie negali atsakyti į šitą klausimą. Visą laiką, kada ateina žmonės ir bando įkišti jums kalvinizmą, užduokit klausimą. Paprasta, elementarų. Ir jie jums neatsakys. Jį griūna visa jų teorija. Tai va. Tai šiandieną tiek. Ilgas bus video, bet manau bus tikrai naudingas. Su Dievu visiems iki.